Kartais tėvų tarpe girdime, jeigu mano vaiko gimtadienis būtų vasara, juk būtų taip paprasta jį atšvęsti. Tačiau tie, kas ruošia šventes vaikams šiltuoju metų laiku, turi ne ką mažiau rūpestėlių nei žieminukai. Padėkime augti apsilankę unikaliame Lietuvoje renginyje, kuriame buvo gausų idėjų, kaip pasiruošti šventei ir papuošti savo mažasias damutes ar kavalierius. Gražiausiomis renginio akimirkomis dalijame su jumis. Kiekvienas vaikas laukia savo gimtadienio, krikštynų ar kitos šventinės progos, kada bus daug draugų, torto ir linksmybių. Tuomet daugelį mamyčių užgriūva nesibaigianti rūpesčių lavina. Ne tik šventės organizavimas, bet ir proginių drabužėlių bei aksesuarų paieškos. Keliaujat kur nors Italijai, tai galite daug kur rasti mažų krautuvėlių su kažkokiais unikaliais, gražiais drabužėliais. Tai Lietuvoje tikrai nėra paprasta. Galėtų plėstis, manau, kad asortimentas arba krautuvėlių tokių. Tai būtų smagu, ypač jeigu galėtum rasti kažką ne tik mergaitei, bet ir berniukui. Aš tai nieko neieškau, žmona ieško visų. Suknelės, papuošalai, nežinau, turim plaukus, tai dėti lankelio vien dėl to, kad būtų aišku, kad mergaitė poreikio nėra. Tai užtenka mum ir suknelių. Taip? Aš manau, kad reikia labiau žiūrėti, kad vaikui būtų patogu, o ne kad mamai būtų gražu. Visos kalbintos mamos sutiko, kad kiekviena smulkmena ruošiantis ypatingai šventei labai svarbi, todėl visko nereikėtų palikti paskutiniai nakčiai. Vaikiškų prekių parduotuvės Bambizi tikslas – Lietuvoje suformuoti vaikų madą, bei sutaupyti mamyčių ypatingomis progomis vykstančių apsipirkinėti į užsienį pinigus. Turėjome puikią galimybę apsilankyti Bambizi surengtoje naujausių mados kolekcijų vaikams pristatymo šventėje. Čia išvydome 4 kolekcijas, kurios iš tiesų praskaidrina kasdienybę, o ypatingas progas paverčia nepamirštamomis ir išpildo daugelių mergaičių svajones. Šiais sijonėliais mergaitės gali puoštis nuo 2 metukų. Pirmasis toks drabužėlis tarnaus iki 5-ojo gimtadienio. Angel Face sijonai yra labai praktiški, lengvi ir puošnūs. Dažniausiai mamos ateina pirkti mergaitėms ir pačios savo nusiperka. Proginių tiulio gaminių, suknelių ir sijonų kolekciją pristatė Lenny Tommy Factory mados namai. Čia vaikiškus drabužėlius kuria 2 latvių dizainerės mamos, kurių pirmieji modeliai buvo sukurti savo vaikams. Šioje kolekcijoje išties svarbi kokybė, funkcionalumas bei stilius. Le Petit Coco, taip pat italų dizainerė, mama, lygiai taip pat nerado nieko, kuo aprengti savo vaikučių pagal savo skonį, todėl sugalvojo jinai, kad jinai kurs pati ir rengs savo vaikučius, po to draugių vaikučius ir taip išsiplėtė, gavosi verslas. Le Petit Coco kolekcijose vyrauja šilkas, mažyliams sukuriantis išskirtinį lengvumą ir komforto pojūtį. Naujausioje Alicia P kolekcijoje pristatomos nepaprastai gražios itališkos suknutės. Ir visos italų mergaitės per išeiginės ir per įvairių švenčių progą puošiasi būtent tokiamis suknelėmis. Tai mes norim, kad lietuvių mergaitės irgi lygiai taip pat puoštųsi, lygiai taip, kas būtų stilingos kaip ir italų mergaitės. Parduotuvėje Bambizi išskirtinis dėmesys skiriamas Oscar et Valentine ir French Yumi Kašmyro drabužėliams, atkeliavusiems tiesiai iš Prancūzijos. Jūsų mažylėms jie suteiks šilumos ne tik šaltuoju metų laiku, bet ir vėsų vasaros vakarą. Papuošti galima ne tik vaikučius, bet ir jų kambarį. Mieli rankų darbo meškiukai nepakeičiami kiekvieno mažylio kambaryje. Pati savo vaikams visų pirma padovanojau meškučius, su kuriais jie miega, su kuriais dalinasi paslaptimis. Mes siuvom ir autorinius meškiukus suaugusiems, kurie gali jau tik puošti interjerą, nėra skirti žaidimai. Žodžiu, nesuaugusiems širdie. Jis tarsi primena vaikystę, tą šiltą tokią visą atmosferą, kažkokią palaimingą nuotaiką, matyt, kuri iš ten, kurią norėtum pasiimti į šią tokią kasdieninę rutiną suaugusio žmogaus. Ypatingų švenčių smagiausios akimirkos turėtų būti užfiksuotos ne tik fotografijose. Šitas vadinasi lizdas. Čia yra mažas paukštukas dukrytei ir mamai lieka lizdelis. Joms atminti tėveliai ir seneliai neretai renkasi juvelyrikos dirbinius. Labiausiai tai būna gimimo proga, kad tiesiog tai ir paskatino naują kolekciją, kad papuošalas būtų skirtas ir mamai, ir vaikui. Ir po to tokios gražios vaikystės progos, kaip krikštynos, pirmoji komunija ar kažkokie reikšmingesni gimtadieniai.
Netgi neseniai visai dariau papuošalą sesutei broliuko gimimo proga. Garsi juvelyrė Jurga Lago papuošalus vaikams pradėjo kurti paskatinta asmeninės patirties. Tai yra susilaukusi sūnaus. Ir berniukams patinka puoštis. Aišku, ne taip kaip mergaitėms, nelabai ten blizgus tie daikteliai, bet kaukolyčių visokių ir kryželių tikrai prireikia. Ar tokie juvelyrikos papuošalai įvairių švenčių progomis būtinybė? O gal tai tik dar viena nauja tradicija atsiradusi Lietuvoje? Teiravomės juvelyrės Jurgos. Čia žinot, kaip ir viskas, ar reikia batų, ar reikia auskarų, ar reikia vežimėlio. Tai nėra pirmo būtinumo daiktas, bet tie papuošaliukai, kuriuos tu gauni dovanų, kai sueina 5 metukai ar 10, tu juos išsaugai ir paskui, kai turi 30, išsitrauki ir galvoji, va, turiu, praktiškai tai yra amuletai. Tikimės, kad parduotuvės Bambizi pristatyta naujausia vaikiškų drabužėlių kolekcija ir ypatingų atsiminimų dovanų ekspozicija nuims dalį rūpesčių naštos ruošiantis ypatingai šventei, ne tik šią vasarą, bet ir ateityje.